Kas yra atsiskyrimas nuo monados? Kada siela pavargsta kalbėti su žemesniuoju žmogumi, monada palieka. Tiesiog siela atsiskiria ir monados vata kibirkštis palieka ir žmogus lieka pats savo. 8 portalas atidarytas, labai artėja. Iš tikrųjų, kas matantis, tas mato, kad yra 9 portalai. Sielos keliauja į 9 skirtingus portalus po mirties. Ir 8 yra, kas papuola, ten yra sąvartynas. Išsivalysit, išsitrinsit, kažkokiam dulgiam pavirsit ir galiausiai visieną atgimsit akmeniu kažkada. Ir jeigu taip kalbant, tai yra ir tuo pačiu sielos mirtis, nes siela pasirenka išsitrinti, nes netitinka vibracijos, netitinka kūnas, negirdi šitos materijos, kas yra pačioje, ir siela tiesiog nusprendžia arba į savo aukštesniausius kūnus, kaip sako, per kitus portalus išeina, arba į sąvartyną, kaip ir žemutinis žmogus, išnyksta visa sąmonė. Tai va, kad taip neįvyktų, dirbkit su savim, pažinkit save, nežiūrėkit į šalis, nesidairykit į šalis, nes tikrai labai, labai konkretu. Nėra jokių iliuzijų, neturėkit, nieks jūsų nepagailės ir neturi dėl ko jūsų gailėti. Paprasčiausiai jūs pasirenkat tokį patys savo sprendimais. Nekaltinkit kitų. Sėkmės visiems.